Jūs klausite, koks būtų kelias, ar yra kitas kelias pasiekti, kad tos jėgainės nebūtų. Tai kelias yra alternatyva. Ar galima pasakyti? Nu tai, mano, pavyzdžiui, asmeninė nuomonė, jeigu šnekėti, kaip jūs sakot, paleisti viską per rūšiavimą, tai aš abejoju, kad jeigu paleisit viską per rūšiavimą, ar bus prasmė dar važiuoti deginimą, kadangi dar pajūdė Sveiki, aš Vaidas Lekstutis, Sambūrio Būkime vieningi narys. Norėtume šiandien pakalbėti apie Klaipėdos regione visiems aktualią problemą šiukšlių deginimo gamyklas, kurias buvo numatyta pastatyti netgi dvi. Viena gamykla buvo numatyta pastatyti Klaipėdos rajone, šalia esančio Dumpių sąvartyno teritorijoje. Klaipėdos rajono bei miesto gyventojai sukilę ir pamatę, išsiaiškinę, pasigilinę, kas tai per problema, surengė piketą prie Klaipėdos rajono savivaldybės būtent tą dieną, kai Klaipėdos rajono savivaldybėje vyko tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas šitas aktualus klausimas, ar aplamai reikalinga tokia ūkinė veikla Klaipėdos rajone. Klaipėdos rajono politikai, tarybos nariai atsižvelgė į gyventojų prašymą ir sustabdė šitos gamyklos statybą. Bet Klaipėdoje, Lezo teritorijoje, planuojama statyti antra tokia pat šiukšlių deginimo gamykla. Gal ne tokia pat, identiškai, bet jinai degins nerūšiuotas šiukšlės. Taigi, jau keletą mėnesių iniciatyvinė gyventojų grupė rimtai dirba, vakarais renkasi, svarsto, kaip sustabdyti šitą jėgainę, kurią miesto taryba, miesto valdžia pritarė jos statybai ir iniciatyvinė grupė visais būdais bando kovoti, skundžia teismais, kreipiasi į Seimo narius. Paskutinis toksai mūsų sugalvotas dalykas buvo, jog ar nebūtų verta padaryti viešą apklausą tipo referendumo ir tą pačią rinkimų dieną, savivaldos rinkimų dieną. Tai yra vasario 27 dieną. Vakarais gyventojai susirinkę išdėstė savo klausimyną, problemas, šitos apklausos klausimynė, kokie turėtų būti klausimai, kas referendumo dieną, kokius klausimus žmonės turėtų atsakinėti. Rajonas pateikė savo, miestas savo. Žinoma, į tai iš karto sureagavo kai kurie politikai ir nusisavino šitą mūsų idėją ir ją bandė paversti rinkiminiu šou. Tai, kaip sakant, jie savo vardu pateikė savivaldybėm, nebe gyventojų vardu, savo vardu, nuo partijų vardu, tiek rajone partija, tiek mieste, žinomas, politikos veikėjas padavė. Bet gaila, kad jie gavo atsakymus neigiamus ir tiek rajono, tiek miesto valdžios nesutiko su šitą iniciatyvinę, steigti, registruoti iniciatyvinę grupę ir daryti referendumą, nes kadangi šitą rinkimų dieną, būtent vasario 27 dieną, tose pačiose patalpose negali vykti papildomi kažkokie tai renginiai. Ir mes tęsdami šitą kovą, vadinkim, prieš šiukšlių deginimo gamyklą, šį vakarą lankysimės aplinkos apsaugos departamente Klaipėdoje. Susitiksime su departamento vadovu Andriu Kairiu ir gyventojai šį vakarą pabandys jam uždavinėti visiems skaudžiai rūpimus klausimus, tai ne tik dėl šiukšlių deginimo gamyklos ir dėl kitų klausimų. Ir pabandysim pasižiūrėti šį vakarą, ar būtent šitie politikai apsilankys tame susirinkime, ar mes ir vėl toliau patys gyventojai kovosime. Politinį klausimą aš dabar žiūriu, mes čia sėdim, turim rajono valdžią, mes rajonas, miestas turim miesto valdžią. Bet tai absoliutiškai aš matau, kad mumis nesirūpina ir mes gyventojai patys turim rūpintis, ką dabar ir darom. Va, daleiskim, gerai, turim atstovą iš Klaipėdos, Naglis atstovauja, aišku, buvo čia kažkurio momentu prisišlėję tokie, kurie norėjo ten parašiukus rinkti
daryti, reiškia, viešą apklausą, referendumą, bet jų šiandien čia nėra. Tai iškart suprantam, kodėl jie tai norėjo daryti vasario 27 dieną būtent, bet šiandien jų nėra, nesimato, kad jie rūpintųsi to, vadinkim, šiukšlių deginimo gamyklom. Tai aš labai norėčiau visiems palinkėti dar stiprybės ir tikrai nenuleisti rankų. Kas sugebam, va turim, žiūrėkit, šaunius. Palinkėti gerų naujų metų, naujų atradimų, naujų iššūkių, visokio pasiekmės ir, žinoma, visiems geros sveikatos. Sveikata yra brangiausias turtas, kurią mes negalim nusipirkti. Nu, va, daleiskim, jie viršė normatyvus ir jūs sakot, jie už tai susimoka. Kokios tai yra sumas? Pagal patvirtintus rezultatus. Kiek kainuoja? Gerai, aš jums pasakysiu. Kiekviena tarša skirtingai. Apie oro taršą, kiek? Nu, tai reikia, aš neturiu normaliai pasiimti teisės aktą, jūs galiu. Nu kaip, nu apytiksliai. Nesimokau nei nėra, čia yra. Tai reikia pateksim jums. Tai čia turi būti Suprasinis įrankis bauda. Bauda yra adekvati padaryta nusižengimui. Dažniausiai taikoma administracinė atsakomybė. Teršalų už taršą bauda yra skaičiuojama nuo išmetų teršalų kiekio koncentracijų. Jeigu yra išmetama 10 tūkstantoji gramo per sekundę dalis, įsivaizduokit, 10 tūkstantoji, tai po kablelio 4 nuliai plus skaičius ir metama valandą laiko, tai gaunasi 15 gramų arba ten 20 gramų. Tai va teršalo kaina, tai įsivaizduokit, pagal tą teršalo kainą yra suma būna ir 15, 20, 100 litrų. Bet tai esmė ta, kad tai yra... Jūs kontroliuosit šitą monitoringą, jūs sėdėsit ten ir žiūrėsit, ką iš tos gamyklos, iš kompiuterio smegeninės į tą vadinkime ekramą rodo, ir jūs tikrinsit. Ne, tai mes jums sakėm, Bet jūs nesusitvarko čia dieną, mes jums netikim. Mes norim visuomeninio, o taip mes susitvarko. Mirštame mes. Jūs mušą makaronus kabinat, kad iš etatą, bet smirda, šiandien dienai smirda. Vaidai. Jūs tirsitės mirties toliau tada. Vaidai, galim žodį? Jūs tirsit nieko nerodys. Galima pertraukti biškį. Šiai dienai mes mirštame. Gyvenimo trukmė trumpėja, alergijų skaičius didėja, gimstamumas mažėja. Mūsų monitoringai yra neveiksmingi. Žiūrėkit, paprastas dalykas, ne? Aš pats gyvenu žaliajam slėny, ne? Aš jums esu raštų kokį 12, neatsiuntę. Yra karjeras iškastas, yra ąžuolų giria išnaikinta, yra upelis panaikintas. Jūs su tokiais paprastais dalykais susitvarko. Nei upelio atstatė, nei karjerą uždarė, nei girios atsodino. O čia dabar mes kalbam apie taršą, apie baisius dalykus. Jeigu jūs nesitvarkot su paprastais dalykais, tai kaip mes galim jumis pasitikėti, mėlyje? Palaukite, dėl žalio slėnio jums atsakė ten, kiek... Atsakė, jo labai teisingai, va tokia krūva popierių, bet nėra tas miškas atstatytas, nėra savardynas Ne panaikintas. departamentas atstato tą mišką, supraskite. O kas? Kas? Tai paskaitykite mūsų funkcijas. Bet jūs nubaudžiat, jūs turit priversti atstatyti. Tai jūs turit kontroliuoti šitą Toj dalyką. vietoj, kur turi būti miškas atsodintas. Kur atsodintas, Dieve mano, tebestovi tie žolai didžiuliai. Aš kaip verslininkas dabar šitoj pusėje būsiu pono banko, aš kaip verslininkas, aš visų pirma kaltinu užsakovą ir tie, kurie pakėlė, priėmė sprendimą, kad reiškia pradėti tą visą dalyką. Po to kaltinu tuos, kurie su derinimo aktą darė nuolatinę statybos komisijoje. Taip pat ir jūs, ponas Landai, čia mano pozicija, sakau. Dabar aš, kodėl sakau Bakas, palaukit. Bakas kaip yra, Bakas ir jūs palaukit iš taip pat, Landai, tyliau, nes jūs ir labai daug kur esate jau pridėjęs visko. Palaukit, aš pasakysiu. Netrukyk, leiskit pabaigti šnekėti. Ne, palauk, jūs leiskit pabaigti. Aš apie neturiu dalykus, jo. Ponas Bakas eina, reiškia, taip, jis eina kaip verslininkas. Kodėl jisai turi viską viešinti? Jisai nori šito biznio. Jeigu jisai gavo tą palaiminimą užsakovo, mūsų miesto savivaldybės, Taraškevičiaus, visų šitų, kurie ten, kurie visi prabalsavo už tą dalyką, tai kodėl jis turi tą visą? Jisai gavo jau. Jisai gavo tą leidimą daryti visą tą. Aš tikiu, kad miestiečiai, kurie kvepuoja pietiniai daly, reiškia šitais acetilaldehidais, o šiauriniai daly naftos produktų kvapais,
kad jie išrinks miesto tarybą kitokios sudėties. Visose partijose šiukšlių deginimo klausimas kelia visas partijas, ačiū Dievui, per pusę, aš to labai džiaugiuosi. Ir tas labai matosi įtakoje parenkant kandidatus, pavyzdžiui, pas socialdemokratus dabar iš 10-ko didžioji dauguma prieš deginimą. Mano partijų žmonės, 400 žmonių balsavo. Mes nepolitikuokime, politikai jau. Aš noriu pasakyti, kad šiukšlių deginimo klausimas skrodžia visas organizacijas per pusę, tame tarpe ir regiono aplinkos departamentą, tame tarpe mano 11 žmonių kultūros paveldė, kaip sakant, kurie prieš mane pasirašė visus pritarimus. Visos visuomenės sveikatos centre teisėjai šiandien, mane nesakysiu, kuriam teisme, sustabdė už rankovės ir pasakė, reiškia, mačiau jūsų visų susibūrimą prie prokuratūros, aš užduosiu tik tai vieną klausimą, reiškia, kur jūs visi buvot anksčiau, greičiau, daugiau, sako, mes teisėjai pasikalbam, mūsų mažuma, mūsų teisėjai yra mažuma prie šiukšlių deginimo. Reiškia, bet jūs... Strateginis planas, kuriam 3 kartus per visą šitą laikotarpį buvo pritarusi, kaip jūs vadinate, korumpuota miesto taryba, aš manau, kad jūsų kolegos įsižeistų labai, išgirdė tokį pasakymą. Nei vienas neįsižeidžia. Nežinau. Lagaminai Sima, ko jums įsižeidžia? Aš įsižeidžiau, bet nesvarbu, čia galų galia jų reikalas ir jie galės reaguoti. Jūs autorinių honorarų už projektavimą paėmėt legaliai. Taip, aš už darbą, ne... O mano kolegos ima pinigus nelegaliai, todėl ir neįsižeidžia. Bet padaryti, kad jie neleis statyčių. Kas be pakeisti? Arba naudot kitus šaltinius. Atsiprašau, galiu vieną klausimėlį. O tas svarbiausia. O kodėl mes dabar diskutuojam tą gamyklą toliau leis statyti? Reikia dabar tą gamyklą ją sustabdyti. Bet tame esmė mums reikia statyti gamyklą tokią. Neleis statyti jų. Neleis statyti. Taip, reikia susijungti. Statyti gamyklą rūšiavimą. Pasiūlykite alternatyvą, kuri nugalėtų šitą alternatyvą. Turi atsirasti investuotojas pasirengęs. Taigi Fortumas Kaune veda dėrybas dėl Gazpromo elektrinės pirkimo ir pakeitimo kuro rūšies į medieną. Toliau veda dėrybas su miesto savivaldybė dėl antros Kaune statybos tokios kogeneracinės vien tik medienos. Kauno miesto tarybos valdyba pasisakė kategoriškai prieš šiukšlių deginimą apskrity. Klaipėdos Kauno rajono taryba kategoriškai pasisakė tik dėl biokuro. Ne apie tai šneka. Jūs klausite, koks būtų kelias, ar yra kitas kelias pasiekti, kad tos jėgainės nebūtų. Tai kelias yra alternatyvos. Ar galima pasakyti? Nu tai, mano, pavyzdžiui, asmeninė nuomonė, jeigu šnekėti, kaip jūs sakot, paleisti viską per rūšiavimą, tai aš abejoju, kad jeigu paleisit viską per rūšiavimą, ar bus prasmė dar važiuoti deginimą.